Sveiki, čia ir vėl mes ir Aroma Gold projektas, kuriame pildome Aroma Gold projekto dalyvių svajones. Šiandieną į mūsų studiją atkeliauja mūsų klausytoja Inga, kuri užpildė anketą ir dalyvavo Aroma Gold projekte. Ji parašė, kad jos midi dydžio svajonė yra tiesiog apsipirkti. Sako, per visus rūpesčius, per visas statybas, vaikus, vyrus ir taip toliau pamiršau save, dėl to reikia pasilepinti ir galbūt su stilistu išsirinkti drabužių. Šiandieną panas paleidžiam į parduotuves. Jo, susitiksim su Joringiu Šatu, stilistu ir važiuosim į parduotuves. O tu, kaip matau, nusiplauni nuo šito darbo lengvai. Aš lauksiu nuotraukų. Mes, kol tą 1000 ištaškysim, visą dieną praleisim. Nu, žodžiu, varom susipažinti ir keliaujam į pardes. Labas. Labas. Ar jaudinės? Labai. Rimtai? Tikrai. Dėl ko? Taigi taip faina, varysim leisti pinigus. Tai, kad faina, tai neabejoju, kad tai bus, bet žiūri, sunku patikėti, kad tai iš tikrųjų realu, nes atrodo, kad sapnuoju. Ar gali trumpai papasakoti, ką tu parašei savo svajonėje ir kokią tą tavo svajonę mes pildom? Kol mes pildėm mūsų šeimos svajonę ir porą metų statėm namą, tai mano visos svajonės apie naujus batelius, apie gražią rankinę ar kokį prabangų paltą, tai viskas buvo padėta giliai į stalčiuką, tai tas namas mums tikrai daug kainavo laiko, pinigų ir viso kito, tai vat, kai dabar atsidarai spintą ir ten yra tuščia, tai galvoju, gal pats laikas būtų pasvajoti apie tai. Tai aš trumpai pasakysiu, aš negeriu Aroma Gold kavos ir neapsiperku toj parduotuvėj, kur ją prekiauja, bet kai išgirdau šitą reklamą, man reikia tai padaryti, nes arba dabar, arba man čia toliau ta svajonė nepaeis. Tai aš važiavau specialiai į kitą parduotuvę, pirkau kavą, tai nuo šiol geriu Aroma Gold, nes kitaip turbūt negali. Tai Inga, tu esi puikus pavyzdys, kad svajonės išsipildo. Man jau ranka paskauda, Sauliaus nebėra, jis jau mus paliko. Tai čia yra Aroma Gold dovanų rinkinys, kavos ten daugybė ir svarbiausia yra šitie du vokeliai. Čia yra pinigai, kuriuos mes keliausim išleisti kartu su stilistu Joringiu Šatu. Tai keliaujam susipažinti su juo ir važiuojam apsipirkti. Labas, kaip tu nusiteikęs? Ar taškysim tos pinigus pagaliau? Taškysim. Viską ištaškom ir einam kavos. Ar turi kažkokią idėją, kaip šiandien galvoji, Ingai, kokį įvaizdį stilizuoti, ką pirkti, ko ieškoti, ar viskas bus ekspromtu, nes profas esi? Gal tiesiog kaip ir visos klientės, kai paklausi, ko norėtum ir kaip norėtum atrodyti, tiesiog atsau gražiai. Tai padarysim, kad būtų gražiai. Ar nori šiandien atrodyti gražiai? Žinoma, ir šiandien, ir kasdien. Gerai, tai pradedam savo kelionę ir keliaujam į pirmąją parduotuvę. Ta Inga tik tai savo iš paskos gražiai sekioja. Kaip tas? Stebiu, ką renka ir pasitarėm, kas man patiktų, kas ne. Tai su Joringiu kol kas mūsų skoniai daugiau mažiau sutampa, bent jau tai matau taikosi prie mano įgūdžių. Ar patinka, nepatinka, kokie pirmieji įspūdžiai? Tai va turim čia ką jau atmetėm, kas nepatinka, tai jau viskas aišku, bet Joringis tikrai ne vieną variantą turi, tai va paltuką jau išsirinkom. Atrodo tikrai stilingai. Kas yra svarbu, darant tokį didelį apsipirkimą su stilistu? Į ką reikia atsižvelgti, ar formuoji tu kažkokią kapsulę? Nes dabar ta kapsulė yra labai madingas žodis. Pagal ką dėlioji įvaizdį? Man labai svarbu visų pirma, kad tai tiktų žmogui. Ir čia, man atrodo, yra pagrindinė tendencija, kai mes galim sakyti, kad ten spalva viena ar kita yra šių metų, ar ten modelis, bet visų pirma, tai turi tikti žmogui ir tik tada jisai daiktas atrodys madingas ir pagal tendencijas. Tai turi klientas jausis gerai. Ar buvo kas nors, kad Inga pasakė, ne, šito tai aš nesimatuosiu ir man nereikia? Galvoju, oversize daiktų nelabai jokių noriu, dabar labai daug jų. Inga tik tu atsitraukė užuolaidą, turiu pasakyti. O šitas tikrai ne. Tai yra tiesaus kirpimo džinsai? Tai yra platus ir trumpi ir labai ne aš tada. Labiau mėgsti, kad būtų aptamta? Va, tiesus džinsai, puikiai atrodo. Ir galite tai dar kartą švarkelį ant viršaus, kaip įsitikinti, kad prie džinsų viskas metam lauk. Metam lauk, švarkelį apsirengiam. Aš paimsiu. Tu paimsi? Aš paimsiu, man tai tinka. Aš mėgstu. Irgi netitaikė. Tau trumpi, man lygi bus. Atkeliavom į kitą parduotuvę ir čia matom kitą kostiumėlį. Kaip tu jautiesi šitame mėlyname kostiumėlyje? Jaučiuosi tai labai elegantiškai. Labai iš karto verčia pasitimti. Kaip jau užsiminiau, kelnės ne tokios, kokias iki šiol buvau įpratus nešioti, bet... Anksčiau rinkdavaisi siauresnės, ne? Taip, bet kai
pasižiūriu, kad ir kitokie rūbai tinka. Šitie į kairę ne. Į kairę į dešinę. Gali duot Kairę man. dešinę. Ne. Tu matau Šitas. viską. Ne. Šitie du. Taip. Jautiesi. Jau gerai. Jau jinai. Striukė jau, kaip suprantu, padėta iš karto jau aiškus, o ne, kad lipo. Taip. Čia didžioji dilema bus kažkur. Čia buvo dilema. Ar vienas ar du, nu, bet baltą turiu, tai rožinį imam. Tai įdomesnį, žinai, tą saugų. Bet šiandien galim sau leisti paeksperimentuoti biškį. Taip, įdomesnį. Įdomesnį. Na gerai. Nu gerai. Šitas lieka tada. Šitas lieka. Elenai. Ačiū, aš dabar einu į kitą kabiną, gal man kažkas tiks. Nu, žinokit, gerbėmieji vyrai, kaip aš jūs dabar suprantu, kiek jums nervų reikia, kiek kantrybės pareikalauja. Tai kaip mes užtrunkam va taip va kabinoje, nežinau jau net kiek laiko, nu, gerą pusvalanduką. Tai vieną matuojamės, kitą matuojamės, tai, žinokit, tikrai pagaliau supratau, ką reiškia va šitas laukimas. Užknis. Joringis ir Inga jau su pirkinių krepšiais. Nei daug, nei mažai praleidom 4 valandas apsipirkinėjant. Tai ar labai noringa buvo mūsų Inga? Ne, visai ne. Manau, jau kitą kartą, kai eisim kartu apsipirkinėt, užtruksim daug mažiau, nes jau man aišku, kas jai tinka ir patinka. Kaip tu jautiesi? Ar įsivaizdavai, kad šitas apsipirkimas toks ir bus, kad pirksi tokius dalykus, ką pirkai, ar visiškai pasielgiai kardinaliai kitaip? Kardinaliai gal ne, bet pati būčiau tikrai ne taip apsipirkus, nes tikrai ne visus dalykus gal būčiau pati išdrįsusi savo pirkti, tai ačiū Joringui labai už gerus komentarus, kas man tinka ir jau bandau mintyse rikiuoti eilę, kaip kiekvieną dieną puošiasi vis kito outfito ir galėsiu pasimavyti ne tik prieš drauges. Tai kas čia į tos maišelius papuolė? Kiek čia maždaug kokių skirtingų dalykų yra? Oi, čia visko turim. Bent 2 rankinės, striukė, paltas, megztukas, suknelė, pati geriausia suknelė, kokį šis galėjom rasti čia šiandien. Ir džinsų, ir kostiumėlis. Ir batų. Ir batai, net batai. Visko. Žodžiu, Turim visko visom progom. Viską turi. Ar jau įsivaizduoji, kuo rytoj pirmiausia apsirengsi? Manau, tas striukė iš karto pirmais. Gaila bateliai ne tam sezonui, bet kalėdiniam vakarėliui irgi bus labai puikus reikalas. O turbūt rytoj gal tos baltus džinsus įsitrauks taip žiemiškai, nestandartiškai baltai. Mes čia tokiame gražiame kalėdų fone užbaigėme mūsų reportažą ir faina, kad į Ingos gyvenimą kalėdos atėjo anksčiau, ne? Tai štai taip tos svajonės ima ir išsipildo, jeigu tik tai svajoji. Svajokite ir jūs, pirkite Aroma Gold kavą, būtinai nufotografuokite pirkimo čekį ir tą pirkimo čekį nufotografavę užsiregistruokite šitame projekte, nes jis jau lekia į pabaigą. Parašykite, kokia yra jūsų mini svajonė iki 200 eurų vertės, midi iki 1000 ir kokia ta pati didžiausia projekto svajonė iki 10 000 eurų vertės. Linkime, kad jūsų svajonės pildytųsi kartu su Aroma Gold kava. Ate! Bye bye.